Taip ilgai lauktas pavasaris. Bundanti gamta, jos aktyvusis sezonas, o gydytojams infektologams tai metas, kai žiemos viruso sukeltas ligas keičia kitos. Viena pavojingiausių – erkinis encefalitas. Sunkus virusinis smegenų uždegimas, kurio virusas žmogui perduoda į odą įsisiurbusios erkės. Šita liga yra pavojinga ne tik savo dažnumu, nes jinai yra dažna liga, bet jinai dar yra pavojinga savo pasekmėmis. Ir blogas dalykas tai, kad nėra vaistų prieš tą ligą. Ir tai, ką mes darome, kai žmogus guli ligoninėje, tai yra tas vadinamas simptominis gydymas. Mes tik tai skiriame tokį gydymą, kuris palengvina simptomus, bet iš tikrųjų mes niekaip negalime įtakoti. Į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto infekcinių ligų kliniką patenka apie trečdalį Lietuvos gyventojų užsikrėtusių erkiniu encefalitu. Kol kas tokių čia nėra, tačiau situacija pasikeis netrukus prasidėjus erkių aktyvumo sezonui. Lietuvoje erkiniu encefalitu kasmet suserga 500–600 gyventojų. 2003 metais suskaičiuota net 700 atvejų. Pernai diagnozuoti 610 ligos atvejų, 3 ligoniai mirė. Vidas Janušauskas erkiniu encefalitu susirgo prieš 10 metų. Lemtingu Vidui tapo eilinis pasivaikščiojimas gimtinės miškuose. Įsisiurbusios erkės nepastebėjo, tačiau netrukus suprastėjusi sveikata gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Mėnesį laiko ten nedarbingumo lapelį ir paskui baigė į darbą, visai nepainu ir įsikviečiau. Jau greitąją kviečiausi, nes vienas buvau. Nedašliaučiau telefonu. Paskui jau išnešė naštukus buto ir pribudau Kaune klinikų. 2 savaitės Vidas praleido komos būsenoje. Ant kojų, pamena, vėl atsistojo po gero mėnesio. 10 metų praėjo, šiandien jau šypsosi Vidas. Dabar jau niekas nepasikeis, ar verksi, ar raudosi, ar juoksies. Svarbiausia, kad dar kojos biškį laiko dar stipriuokai. O čia dėl judesiai kitokie, sprando, kaip atrapiai raumenų, tai mane lenkia labai sprando, tai turiu biškį pakeliu dar iki snakro, tai turiu pasilaikyti, jeigu šito įtvaro nėra. O kai su įtvaru, tai čia Marijampolė parūpino traumatologai, rankos tik įgi alkūnų biškį galiu. Ir pirštai tai juda. O taip kelt nuo pačios į viršų, negaliu nei kairės, nei dešinės rankos. Tik tiek, kad dar painu, o taip tai, kažką negaliu. Prastas pagalbininkas mamai. Mama kol yra, tai davo. Šiaip taip, kuriuo pasikūrė. Žiemą peržymų, o kiek čia būsiu ant šitos viso, tai kas čia žino. Kiek laikys, kaip sakom. Sunkios erkinio encefalito pasekmės, pasak docentės Mickienės, dažniausiai vargina visą gyvenimą. Ši virusinė liga pažeidžia smegenų dangalus, galvos ir nugaros smegenis. Sunkiausios komplikacijos – paralyžiai, pablogėjusi koordinacija išsivysto maždaug 10–12% ligonių. Dar 20% susirgusiųjų lieka vadinamasis poencefalitinis sindromas. Nuovargis, emociniai, dėmesio, miego sutrikimai, galvos skausmai, atminties pablogėjimas, depresija. Ir paradoksas – nebūtina kasdien eiti į mišką, kad užsikrėstume erkiniu encefalitu. Priešingai, Lietuvoje dažniausiai užsikrečiama savo gyvenamojoje vietoje. Tiesiog savo sodyboje, savo namų sode arba savo kolektyvinėme sode. Ypatingai kaimo rajonų gyventojai, jie tiesiog užsikrečia savo gyvenamojoje aplinkoje. Va tokia yra ypatybė Lietuvos, skirtingai negu vakarų Europos šalyse. Nes tenai, tarkime, Austrijoje, Šveicarijoje žmonės daugiausiai užsikrečia laisvalaikio metu, kada jie poilsiauja, būna gamtoj. Tuo tarpu Lietuvoje rizikos grupės yra nuolatiniai endeminių rajonų gyventojai. Šiaip visa Lietuva yra endemiška ir nėra nei vieno rajono, kur nebūtų randama erkių arba virusų užkrėstų erkių. Lietuvoje nei viena vieta nėra absoliučiai saugi. Pagal sergamumo rodiklius rizikingiausių šalies rajonų laikoma Vidurio Lietuva. Tai Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio, Kėdainių, Jonavos, Marijampolės rajonai. Jų gyventojai, pasak docentės, labiausiai rizikuoja užsikrėsti erkiniu encefalitu. Erkinis encefalitas yra taip vadinama gamtinė židininė zoonozė. Ir atsakymas čia yra labai aiškus, kadangi pagrindinis rezervuaras yra smulkieji graužikai. Tas virusas cirkuliuoja smulkiuosiuose graužikuose, ten pelytės, pelėnai ir juos perneša erkės nuo vieno to gyvūnėlio kitam. Tai vat tie židiniai susidaro ten, kur yra tinkamos gamtinės sąlygos ir tos vadinamos landšaftinės sąlygos tam viruso rezervuarui būti. Taip pat
pat stambieji gyvūnai taip pat toje grandinėje dalyvauja. Karvės, ožkos, kaip jūs žinot, galima ir užsikrėsti per nevirintą karvių arba ožkų pieną, bet pagrindinis visgi tai yra smulkieji graužikai, o pernešiai yra erkės. Tai tiesiog Lietuvoje galvojama, kad vidurio Lietuva, ten yra palankios tos sąlygos, miškai, landšaftas, ta drėgmė tų miškų, kadangi ten yra upės. Ir tai tiesiog yra tokia gamtinė židininė zoonozė. Ir jai tas toks židiniškumas yra šitos ligos tipiška labai ypatybė. Virusų užkrėstų erkių randama nuo 0,5 iki 5 procentų. Erkiniu encefalitu suserga maždaug trečdalis užkrėstų žmonių. Miršta 1–2 procentai ligonių. Sunkiau serga suaugę žmonės. Iš vaikiško amžiaus grupės dažniau serga mokyklinukai, nuo 6 metų ir vyresni. Tačiau pasitaiko ir pavienių kūdikių ligos atvejų. Matote, nieko negalima pasakyti 100%. Taip plačiaja prasme, mažiems vaikams rizika yra žymiai mažesnė negu vyresnio amžiaus vaikams. Tačiau yra užregistruoti atvejai tokiems jauniems vaikams kaip kūdikiams. 3 mėnesių yra registruotas kūdikis Europoje, 8 savaičių ir 17 dienų. Kūdikis Austrijoje. Tai buvo 2005 metais. Taip kad ir tikrai ten buvo per erkės įsisiurbimą, viskas absoliučiai, ir tai yra publikacijos pačiose geriausiose moksliniuose žurnaluose, ir tarp kitko tas vaikas sirgo nepaprastai sunkiai ir jam išliko labai didelės pasekmės. Pasak docentės, trečdalis Europos atvejų diagnozuojama Baltijos šalyse. Taigi Lietuva kartu su Latvija ir Estija yra labiausiai endemiškas erkinio encefalito regionas Europoje. Tai reiškia, kad šiuose 3 Baltijos šalyse daugiausiai erkinio encefalito viruso apsikrėtusių erkių, galinčių perduoti šią pavojingą ligą žmonėms. Ypač endemiška ir Skandinavijos rytinė dalis, Lenkijos šiaurinė, Čekija, visa Austrija. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje užsikrėtusių encefalitų erkių ypač padaugėjo nuo 1994 metų. Tai siejama su pasauliniu klimato atšilimu. Tai klimato atšilimas ir dėl to ilgėjantis laikas, kada yra aktyvios erkės, tai yra pernešėjai, ir didėjantis to rezervuarinių tų gyvūnų skaičius, skaitlingumas pačių erkių, tai yra viskas jau dabar absoliučiai įrodyta ir nebeginčijama. Tai yra viena priežastis ir dėl to plečiasi tos endeminės zonos ir tos teritorijos kitose šalise, kur būdavo nepaplitęs tas virusas, yra aiški tendencija plėstis šiaurinė kryptimi žiūrint Europoje ir netgi aukščiau virš jūros lygio, net ir Austrijos kalnuose, kur anksčiau nebūdavo, dabar jos yra aptinkamos. Nauji erkinio encefalito židiniai užfiksuoti ir vos už 300 km nuo poliarinio rato centro ir kalnuose, 800 m aukštyje. Ligą galinčios sukelti erkės ne tik plečia savo veiklos zonas, bet ir ilgina veiklos laiką. Tradiciškai laikyta, kad nuo jų galima nukentėti balandžio-spalio mėnesiais, tačiau pernai Vokietijoje jos jau buvo aktyvios vasarį, kovo pradžioje. Daugiau ligos atvejų nustatoma ir pagerėjus diagnostikai. Dar viena priežastimi gydytojai vardija socialinį faktorių. Daugiausiai užsikrečia bedarbiai ar pensininkai. Daugiau laiko leidžiantis gamtoje grybaudami, raugaudami, ekonominiais sumetimais arba vasarą gyvendami kolektyviniuose soduose. Dar vienas svarbus faktorius tai yra iš tikrųjų didėjantis ir padidėjęs dėmesys tom ligom. Kuo mes daugiau pradėjome apie jas kalbėti, kai paaiškėjo, kad iš tikrųjų tas sergamumas didėja, tada tiesiog tikslingai buvo dažniau taikomi tie tyrimai, anksčiau galbūt ir buvo tos ligos, jos tiesiog likdavo nediagnozuotos, kaip kažkoks virusinis encefalitas vasarą. Į Lietuvos situaciją pasak gydytojas panašiausia Austrijos. Tačiau nors ir apsikrėtusių erkių ten itin daug, tačiau erkiniu encefalitu sergama retai, nes 90% austrų nuo šio viruso pasiskiepija. 1979 metais Austrijoje erkiniu encefalitu susirgo 700 žmonių, o 2009-aisiais mažiau nei 100. Jie pradėjo visuotinę žmonių vakcinaciją maždaug nuo 82 metų, o iki to sergamumas buvo lygiai toks pat kaip Lietuvoje. Čia sunku paaiškinti, kaip susidaro tiesiog. Taip, kaip yra išplitę, tai yra gamtinė liga ir kur susidaro tos būdingos gamtinės sąlygos, ten ir susidaro tie židiniai ir jų išnaikinti yra neįmanoma jokiais būdais iš tikrųjų. Vienintelė kova prieš erkinį encefalitą pasak gydytojos infektologės tai vakcinacija. Austrijos pavyzdys teigiamiausias, skiepijami net maži vaikai. Tėvai netgi 6 mėnesių vaiko, jau nuo 6 mėnesių jau neneša jo ir neleidžia į lauką, jeigu jis nėra pavakcinuotas prieš erkinį encefalitą. Jie turi labai senas ir gilias tradicijas skiepytis nuo šitos ligos. Mums geriausias pavyzdys yra kaimynai Latviai.
kadangi Latvijoje vienintelė šalis iš Baltijos šalių, kuri vakcinacijos lygį pasiekė beveik 40 procentų. Latvijoje yra 39 procentai pasiskiepiję, tuo tarpu lietuvių 9 procentai. Ir Latvija, jinai dabar turi tendenciją sergamumo mažėjimo. Ir iš tikrųjų greičiausiai, kad tai turi įtaką būtent vakcinacija. Tikrai ta kreivė Latvijos, jinai būdavo aukščiausia iš visų 3 Baltijos šalių, o dabar jau lyderiai esame mes, Lietuva, kadangi mūsų vakcinacijos apimtis yra pačios mažiausios. Vaistų nuo šios ligos nėra, tad gydytojas siūlo apie sveikatą pagalvoti, kol dar neprasidėjęs erkių aktyvumo sezonas. Laikoma, kad jos prabunda tuo met, kai vidutinė aplinkos temperatūra pasiekia +7 laipsnius. Lietuvoje sunku labai pasakyti tikslę datą, tai dažniausiai pirmieji ligoniai dažniausiai pasirodo gegužės mėnesį, bet dar yra inkubacinis periodas. Tai kitaip tariant, jau tą apsaugą reikėtų turėti balandžio kažkur tai viduriui. Ir su gydytoja, ir su erkinio encefalito pasekmes jau 10 metų jaučiančių vidų kalbamės apie tai, kad būdamas sveikas apie sveikatos bėdas negalvoji. Rodo, susirgti gali bet kas kitas, tik ne tu pats. Tai kaip sveikas kreipi dėmesį, gal man nebus. Kas čia į mišką nueisiu, tokį vabaliukas įkas, bet užmuša tas vabaliukas.